jau atrodytų, kad ten įmonės sąskaitoj turėtų jau būti pagal tai, kai buvo pristatyta, jau ten, sakykime, na, bent koks 100 000 ar daugiau. Jūs užuodžiate iš kalbančio žmogaus, ar jis turi pinigų? Ačiū mano partneriai Mildai už tokią nuostabią galimybę panešioti rastą ir aš keliauju pas praeitos laidos Feniksą. Save ateityje matai kaip super specialistą projektų vadovą. Ar šiandieną jautiesi pilnavertė architektė, galinti realiai suteikti resursą vienam iš Feniksų? Taip, kaip sakant, ne nešiojantį plytas, bet statantį katedrą. Monte, aš žiūrėdama, žinai, tave bandžiau įsivaizduoti kalę ir galvoju, kokios tos kalės būna. Atrodau tik tai vieną vaizdą, žinai. Dabar tu tylėsi, tu gali kalbėti, o jūs abi išeikit iš čia. Jeigu žinotum tikrai, kad ir ką darysiu, žmogaus nerasi. Vis dar turėtum tą svajonę, kad gali pasaulį iškariauti. Taip, nepertrauk manęs, pasiklausyk mano širdies. Don't speak! Aš manau, kad jeigu jie žinotų tikrai mano visas charakterio savybės, jie čia tiesiog neįtų ant sceną. Gintaut, aš tavęs labai noriu paklausti, jeigu tu anglų kalbą dabar mokintumėsi, ką tu pasirinktum, kokią mokyklą, ar norėtum pasirinkti, ar kažką kitą, ar tu kvėpuoji greitai ar lėtai, koks tavo pulsas, Gintai, ar tavo anglų kalba, koks tavo lygis, ką tu darai, Gintai, kaip tu jautiesi šiandien ant scenos, ką rodo tavo laikrodis, ar jis tiksi, ar tu išmokai anglų kalbą?